Sekantis youtuberis yra Martas Stankevičius. Iškart galiu pasakyti, kad jis yra mano vienas geriausių pasaulio žmonių pagal mane. Tai video kėlimas. Per mėnesį jis įkėlė 3 video, bet per 9 dienas jis įkėlė 2 video. Aš jam duodu už tai 1 tašką. Video montavimas. Pats montuoja tikrai gerai ir jis tikrai nusipelno 2 taškų. Filmavimas. Filmuoti jis tikrai gali daug. Kelionėse atranda daug visokių įdomių kadrų. Ir paprastą video jis tikrai gali nufilmuoti tikrai labai gerai. Aš iš jo mokinuosi atrasti visokių naujų kadrų, kad būtų įdomiau. Iš filmavimą jis irgi tikrai gauna 2 taškus. Thumbnailai irgi tikrai yra geresni už mano. Ir prenumeratoriai yra 92. Tai viską susumavus jis gauna 9 balus, o tai reiškia geriausias youtuberis.